gerbimi TV eterio žiūrovai, kalbinam gerbiamą Nendrę Černiauskienę. Pasakykit gal, koks ryšys yra, kokią sutartėlę turit su Antanu Kandratu? Su Antanu Kandratu prieš porą metų sudarėm teisinių paslaugų sutartį. Tuo metu buvo aktualios temos dėl kaukių dėvėjimo, dėl įstaigų, dėl civilinės saugos, tai jį konsultuodavau būtent šiais klausimais. Šiuo metu jau jam būnant kolonijoje, jisai pasirašė teisinių paslaugų sutartį šiek tiek kitokios formos su manimi ir tikiuosi, kad toliau galėsime bendrauti ir bendradarbiauti. Aš dėka tos sutarties sulaukiu skambučio iš kolonijos, jis paskambina, labai trumpai pakalbam. Ir sakykit, kokia situacija dabar ten pas jį, kaip jis jaučiasi, kaip su juo ten elgiamasi, kokia situacija, nes mūsų kaip žurnalistų kol kas neprileidžia su juo pabendrauti ir žmonėmis informacijos jokios negalim perteikti. Tai gal jūs kažką žino daugiau? Sulaikymo įstaiga yra tokia įstaiga, kurioje yra taikomi tam tikri apribojimai, tai nereikia galbūt ir labai stebėtis, kad ne visi galim su juo susisiekti, bet vis tik tai reikia, aš daryčiau tokią išvadą, kad jam yra kažkokios sugriežtintos taikomos priemonės ir kaip pats Antanas patviravo pokalbio metu, kad kolonijos direkcija nustatė, kad jisai yra grėsmė saugumui, dėl to su juo negali susisiekti žurnalistai, kurie norėtų paimti iš jo interviu. Taip, aš šiandien susisiekiau su atstovė spaudai ir man tiesiog pasakė labai paprastai, kad bylos eigoje, dar ir kita byla laukia eilės, kad jisai grasino nužudyti ar susidoroti su žurnaliste. Tai kokia šitoj vietoj situacija? Ar čia yra pagrindo žmonėm pergyventi dėl to, kad tikrai jis taip pat galėjo, faktas, kad protingas žmogus taip niekada nepasielgs, bet kokia situacija šito atžvilgiu? Tiesą pasakius, aš nesu atstovaujantytis advokatas, nes aš nesu advokatas, nesu advokato padėjėjas, nors tokia siekiamybė galbūt būtų ateityje. Esu tik tai teisininkas ir jį konsultuodavau tam tikrais tik tai klausimais. Sekiau jo visuomeninę veiklą, mes pabendraudavom ir prieš Kalėdas, man atrodo, teko jau juokauti, ar tik nebus 12 apaštalų, tai yra 12 bylų įvairiais klausimais susijusiais, ką jisai ten vienoje ar kitoje veikloje yra nuveikęs, nes iš tiesų paskui jo veiklas, visuomeninės veiklas sekė įvairūs administraciniai, baudžiamieji persekiojimai ir panašus dalykai. Jis tai tiek išsišaukdavo dėmesį į save, tyčia arba netyčia, tiek sulaukdavo papildomo dėmesio teisėsaugos įstaigų arba viešojo sektoriaus administratorių. Tai dėl pačio įvykio su žurnaliste tikrai nieko negaliu pakomentuoti, nieko nežinau, tačiau tai negalėtų būti priežastis apriboti jo teisę arba, sakykime, daugiau galbūt žurnalistų teisę susitikti su nuteistuoju, nes iš šitos pusės žurnalistai turi didesnę informacinę galę skleisti, supažindinti visuomenės narius su esamomis situacijomis, ar tai būtų laisvėje, ar tai būtų kolonija, žmonės tam tikri. Bet manau, siekis čia yra vienintelis ir pagrindinis, tai užčiaupti Antaną Kandratą ir užčiaupti jo skleidžiamą informaciją. Būtent tuo tikslu jisai yra ir pasodintas, ir tuo tikslu neleidžiama susitikti žiniasklaidai, nes sisteminė žiniasklaida, LRT, Delfi, 15 minučių su juo susitikti nenori ir iš jo interviu paimti nenori. Nori tą nesisteminę žiniasklaidą, kuri ir taip yra jau pakankamai apribota, išimta iš įvairių prekybos centrų jų pardavimai. Ir, žinom, apie ką kalbam, Respublika, Karštas komentaras ir visi kiti, negali su juo susisiekti. Taip, šiandien kalbant su atstovė spaudai, buvo užsiminus, kad Kakadu norėjo susisiekti. Aš Kakadu nevertinu kaip rimtos laidos, tai kaip manot, kodėl jie bando susisiekti su juo, gal kažkokį tai šou nori padaryti, ar kokia prasmė būtų tokiai laidai kaip Kakadu tokiam rimtam atvejui?
Šiaip norim mes to ar nenorim, vis tik tai Antanas Kandrotas yra pakankamai ryški asmenybė. Ir nežiūrint to, kad jisai neturėjo specialaus žurnalistinio išsilavinimo, jo reitingai tikrai buvo pakankamai aukšti, nes jisai temas gebėjo pateikti paprastai žmonėms suprantamu būdu. Ir kalbėti labai apie suprantamus buitinius dalykus, labai paprastai. Plus niekada netrūko drąsos pereiti, vaikščioti, sakykime taip, ties įstatymo pažeidimo riba. Ir kitas dalykas, kas labai turbūt ir erzino tikrąją žiniasklaidą, nes jie išsilaiko ir yra finansuojami, iš kogi Antanas išsilaikė ir finansavo. Iš tiesų, jis turėjo savo pajamas ir turėjo pakankamai laiko, kad galėtų visuomeninę veiklą aktyviai veikti ir žmonės informuoti. Kad jo aštrus pastebėjimai netiko pozicijai, tai čia faktas. Ir tie pasakymai, kurie pataikydavo į 10-tuką, labai paprastais žodžiais, taip kaip mes suprantam, žmonės, gyventojai, taip. Ir ko galbūt net gerkliai kažkur strigdavo, jis pasakydavo labai drąsiai ir parodydavo tai tuo savo pavyzdžiu. Ar įeidamas į patalpas reikalaudamas ten pagal civilinę tvarką, kad kaukės būtų išduotos. Ar, sakykime, dėl teisų reikalavimų, kad vienur nereikėtų dėvėti arba ten kvadratiniai metrais. Juokiasi iš tiesų iš tų įstatymų, iš tų surogatinių įstatymų, kurie keliavo kartu su pandeminiu laikotarpiu, su tam tikrais apribojimais. Jisai gebėjo rasti tokius įdomius aspektus visoje toje teisėje ir toje nenormoje, kuri užgriuvo mus visus ir mus pralinksmindavo ir, sakykime, iš tiesų skleidė tą tikrąją žinią, kokia yra situacija Lietuvoje. Jis kur ko be reikalavo, jis visur reikalavo pagal teisės aktus, kaip ir priklauso, tarkim, kad ir į tą patį teismą atėjus ar į viešą įstaigą, visur privaloma apsaugos priemonės suteikti, jeigu žmogus jų neturi. Tai jis, nepasakyčiau, kad jis elgėsi kažkaip keistai, jis elgėsi normaliai, taip kaip leidžia mūsų įstatymai. Tai čia vėl... Iš tiesų, Antaną nedaug reikėjo konsultuoti šiais klausimais, reikėjo tik kelis kartus užvesti kryptimi, kur reikia ieškoti tokių teisės aktų. Jisai puikiai pasiruošdavo savo reportažams ir puikiai išnaudojo visas esamas įstatymų spragas. Tai yra tikrai žavu, kada žmogus geba parodyti teisės silpnumą ir faktiškai pažeidžiamų žmonių teisę ir laisvę. Pagrindinis dalykas, ką jisai retransliavo ir dėl ko jisai yra užčiauptas, tai tas laisvas žodis. Gal žinot, kokie konkretūs kaltinimai dabar yra pateikti Antanui? Kai dar kartą pasikartosiu, nesu jo atstovaujantis advokatas, tik tai pasižiūrėjau informacinėje erdvėje, tai jisai, taip pavadinkime, galbūt eilinis Antanas kartu su ponu Boreika pasisavino 90 000 ir nuslėpė 22 000 eurų baudos, 22 000 mokesčių. Tai valstybei žala padaryta liktai tik tai 22 000, bet tarsi per dokumentus kartu su Boreika pasisavino 90 000. Tai yra įmonės apskaita buvo įtraukti dokumentai dėl neįvykusių sandorių. Ir kartu veikia Boreika, būtent jisai kaltinamas dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo. Tai nežinau, aš sakyčiau, tiek, kiek mes esame pažįstami su Antanu, Antanas pats mane susirado prieš porą metų, kada kilo jam grėsmė būtent šitose jo bylose, tai kiek aš pamenu iš pirmųjų jo pasakojimų, tai būtent tas kolega Boreika ir jį įpainiojo visus šios nemalonius reikalus dėl būtent apgaulingos apskaitos tvarkymo, nes be abejo Antanas negalėjo pats tvarkyti ir vesti apskaitos. O Boreika šiai dienai yra laisvėje ar taip pat su... Neturiu tikslių duomenų, bet kartu buvo teisiamas. Kartu teisiamas. Gal žinot, kada jau bus teismas Antano Kandroto? Kol kas neturiu tokių duomenų, bet galiu pasidomėti. Dar vienas toks įdomus klausimas iš aplinkos, kai kolegom pasakiau, kad turėsim tokį interviu, tai iškilo vienam iš kolegų klausimas, sako, girdėjau aš tokius dalykus, kad jam būnant kolonijoje atsitinka tokie dalykai kaip tiesiog kabinėjamasi prie niekniekių ir bandoma įrašyti kaip pažeidimus. Tai ne ten kažkas, ar rankšluostis padėtas, ar dar kažkas. Tarkim, prie tokių mažmožių, kurie tikrai nėra verti dėmesio, bet tam, kad nuobaudas jam įrašyti ir kad nebūtų jokių lengvinančių aplinkybių.
Šios kalbos manęs nepasiekė, man Antanas telefonu nesigodė, bet susidūrėm su tokia situacija, kad kartą per savaitę aš vis išsiųsdavau jam laikraštį Respublika. Ir dabar šią savaitę skambučio metu jis patviravo, kad jis negauna to laikraščio Respublika, jis turėtų jį užsisakyti. Aš kreipiausi į būtent į redaktorius su tokiu prašymu, kad gal mes galėtumėm kaip nors prisidėti ar padėti Antanui tiesiogiai gauti Respublikos dienraštį, nes tik tokiu būdu jis galėtų likti ir gauti. Ir negauna taip pat knygų, kurios irgi buvo išsiųstos, nei vienos knygos negavo. Gal tai yra priežastis, kad, sakykime, popierinis laikraštis gali būti ko nors įmirkytas, kas vaikystėje nesprogdino į sieną, tai nežino, bet kas sprogdino įmirkytą laikraštį žino. Ir galbūt knygose kažkas galėtų būti paslėpta, gal dėl to nepasiekė tos knygos, bet Antanas patviravo, kad jam yra tam tikros taikomos griežtesnės sankcijos, tai galbūt dėl tų pažeidimų, kur jūs ir minite. Tai labai realios aplinkybės, žinom, koks yra nenuorama Antanas ir kad jisai, na, sakykime, galbūt negali pritapti jokioje sistemoje, tame tarpe ir griežtoje kolonėje. O kaip manot, kada žurnalistai jau turėtų gauti teisę pabendrauti su čia jau po paskutinio teismo ir galutinio nuosprendžio tik tai? Mano prognozijas būtų niekada. Mano būtų tokios prognozijos, todėl kad tikslas ir yra užčiaupti. Vis tik tai beveik 2 metus jis turi atsėdėti, per 2 metus labai tikimės, kad jisai išblės. Nors kiek aš pastebiu bendrai aplinkoje, jo pavardė dažnai linksniuojama ir sakykime, ir aukščiausios tarybos signatarė Zita Šličytė jo pavardę linksniavo ir tikrai nepraeina nei savaitę, kada jo pavardė vienaip ar kitaip politikų ar visuomenininkų lūpose nėra ištariama, vadinasi, Antanas nepamirštamas. Tai šiuo atveju tikslas, kažina sistemos, ar bus pasiektas, kad jį užčiaupti ir kad jis nekalbėtų. Ir tikslas jį perauklėti, kažina, ar bus pasiektas, nes tokie žmonės, kažina, ar yra jų energija užslopinama tokiais būdais. Klausimas, ką dar jie norėtų išspręsti. Supratau. Ačiū labai Jums, Nendrė, už informaciją. Palaikykim bendravimą ir jeigu bus žinių, duokim visuomenį. Na, palyginimui tik tai galim pažiūrėti, kad eilinis Antanas už tokią pat sumą atsisėdo, o neeilinis Eligijus, aš turiu omeny Masiulį, už tą pačią sumą yra laisvėje. Taip. Tai čia ir yra įdomu. Tuo ir įdomi mūsų teisinė sistema. Gyvenam teisiniai valstybei? Labai gaila. Na, palyginimui irgi galima prisiminti Jurbarko politikės sūnų, kaip boksininką, kuris sulaužė mergaitį žandikaulį, kėsimas išprievartauti, irgi yra laisvėje. O tuo tarpu disidentas žodžio laisvės ir Stambulo konvencijos žodį tarė žmogus, kuris susigrūmė su policija, tiksliau policija su juo susigrūmė ir taikė jam 16 kartų tazerį ir jį bandoma pasodinti. Aš kalbu apie Pranciškų Valicką, kuri taip pat tenka per visuomenės tarybos žodžiu, asociaciją ginti jo klausimus. Jam yra paskirta didelė bauda už Stambulo konvencijos nuomonės pasakymą ir susistumdymą su policininką taip pat yra didelė nuobauda skirta. Šiuo metu viskas yra kasacijai. Baisu, iš tikrųjų turėtų visai kitaip veikti mūsų teisinė sistema, bet šiai dienai turim, ką turim. Labai liūdna, iš tiesų liūdna. Labai liūdna. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Susiskambinsime. Iki malonaus. Jei bus daugiau žinių, skambinkit, lauksim Jūsų skambučio. Ačiū labai, iki malonaus. Iki.